Na ką, šiandien, žinokit, buitekiškai vedžiau konsultaciją. Iš tikrųjų, tai konsultacija buvo daugiau, žinokit, apie gyvybės draudimą. Ne apie investavimą, ne apie antrą pakopą ar nekilnojamo turto, būsto paskolas ir taip toliau, nes aš ir apie tai galiu pakonsultuoti iš savo patirties, bet apie gyvybės draudimą, bet žodžiu, išsikalbėjom apie tai, kad klientė perka būsima klientė perka nekilnojamą turtą, kurio vertė yra 210 000, pradinis įnašas 10%, dabar kaip tik yra labai geras momentas pirkti, per sausio mėnesį apskritai Lietuvoje buvo rekordas pasiektas nekilnojamo turto pardavimų imant būsto paskolų. Ir jinai dar tokia kaip ir perka, ir dar ir kaip ir bijo, tai aš ją pamotivavau, kad tai yra puikus laikotarpis pirkti, net apskritai nepirkti nekilnojamo turto, kada tu kaip ir esi sukaupęs jau pradiniam įnašui, tai būtų kvaila, ypatingai kai tu nuomojasi butą. Ir neinvestuoti savo, kada tu tikrai darai gerą žingsnį, tai dar motivacijos iš manęs gavo. Ir tada mes pradėjom kalbėti, kad jinai nori apsidrausti savo gyvybę 100 000 eurų. Ir aš jį paaiškinu ir papasakau, ką jinai gali pasidaryti bankė, kas apsimoka, ką aš pati turiu būsto paskolai. Ir taip pat paaiškinu, kuom skiriasi gyvybės suma nuo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo. Tai dabar jau eina 1,5 minutės, kaip kalbu jums istoriją, tai patikėkit manim, jeigu aš dabar išsiplėsiu, tai galėčiau čia kalbėti valandą. Ką aš patariu, tai noriu tiesiog priminti, kas norite pasikonsultuoti dėl būsto paskolų, papasakosiu jums iš to, ką aš pati žinau, taip pat, kas norite pasikonsultuoti dėl gyvybės draudimo, dėl investavimo, dėl kaupimo, dėl vaikų krepšelio, vaikų ateičiai, taip pat dėl antros pakopos, tarp kitko su šitą klientę kalbėjome ir su dėl antros pakopos, nes jinai atgauna balandį visus pinigus ir ką su jais daryti.